Yra toks dalykas, kuriam pribrendo reikalas pasidalinti. Per paskutinį gyvą susitikimą vasarą, rugpjūčio mėnesį, kuris vyko prie ežero, kai aš jums visiems atvykusiems gyvai daviau nusifotografuoti daug įvairių dokumentų, tos, kuriuos aš pats pasidariau. Tai va. Prašiau, kad tie, kurie išsiima dokumentus iš įmaučių, nusifotografavę ir apžiūrėję, įdėtumėt juos atgal ten, kur iš ten, kur išėmėt. Tad patikrinus paskui visus tos dokumentus, visoje toj krūvoje, pasigėdau 2 originalių dokumentų. 2. Tarkim taip, jie man yra svarbus, bet niekas kitas jų nepanaudos apart manęs. Jie yra beverčiai kitam ir jeigu jie, tarkim, būtų buvę sumaišyti, kur nors kitur kišti, tai aš būčiau juos radęs, bet aš jų neradau visų tų dokumentų krūvoje, kuriuos rodžiau. Tai galiu daryti prielaidą, kad kažkas pasiskolino tos originalius dokumentus. Tai kaip sakau, tas, kas paėmė tos dokumentus, tau tie dokumentai nahui nereikalingi jie. Nebent tu gavai užduoti atiduoti ten kažkokiai kontorai išsamesniai tų dokumentų analizai. Aš pragyvensiu ir be tų dokumentų, čia nieko tokio, nes tai yra praeitas etapas ir apie tos dokumentus jau yra pranešta visoms įmanoms instancijoms Lietuvos Respublikoje, tai vadinamai Lonu Bananijai. Tai vat, tiek ir norėjau pasakyti. Dar vienas toks aspektukas. Suteikiu šansą tam pasiskolinusiam tos mano dokumentus originalius. Kaip nors padaryti taip, kad tie dokumentai grįžtų pas mane. Kaip tai bus padaryta, jau čia ne mano problema. Gali anonimiškai, kaip nors įmešti į kokią pašto dėžutę, paskui nurodant anonimiškai, kur ten yra. Gali atvežti čia prie namuko, kur nors pakišti po šiferio krūvą. Ir paskui anonimiškai pranešti iš kokio nors anoniminio telefono SMS žinutę ten iš vienkartinės SIM kortelės, kur yra padėti. Tai tikėdamasis, kad yra, bet biškiuką sąžinės likučių pas tą bičią ar pas tą bičią, kas tai padarė. Jeigu nėra, tai nėra, tai vienaip ar kitaip. Jeigu tie dokumentai papuolė pas sistemą, tai sistema negalės jų taip paprastai ištraukti ir mojuoti palei nosį ir prisipažinti, kad tie dokumentai pateko pas ją kaip nors. Tiesiogiai man pasakyti, kad žiūrėk, dokumentai tavo pas mus. Nes tai bus traktuota, sakau, kaip prisipažinimas tos vagystės. Reiškia, per tą asmenį, tarkim, nes jau čia asmens reikalas, nes žmogus taip nedaro, kuris ir perdavė tai kontorai, kuriai užteks durnumo pasigirti, kad pas ją tie dokumentai yra. Atrodo viską pasakiau. Tai tiek žinių.